Manau, kad Lietuvos Respublikos prezidentas renkamas, reiškia, kaip valstybės vadovas, jisai turi tam tikrus įgaliojimus, vieni sako didesni, kiti mažesni, manau, kad įgaliojimai yra tikrai pakankami ir siekiant tikslų, kad, reiškia, Lietuvos žmonės jaustųsi tvirtesni, laimingesni ir turėtų didesnį perspektyvą Lietuvoje ir galvotų apie čia gyvenimą ir šitos valstybės kūrimą, manau, tikrai turėtų dėti pastangas, kad santykiai tarp prezidento, tarp Seimo vadovų, vyriausybės vadovo būtų kuo geriausi, kad būtų ieškoma ir tariamasi, kad būtų, reiškia, laikas leidžiamas dėl to, kad rezultatų mes būtumėm patenkinti ir, žinoma, formuojant vyriausybę, reiktų kreipti ypatingai dėmesį. Manau, kad tiek ministrai turi ne tik tai priklausyti tam tikrai partijai arba deleguoti partijos, kaip šiandieną mes matom, bet svarbiausia, turėtų išmanyti, žinoti tą sritį, būti kompetitingi toj srity. Ir tas dvigubas, sakykime, ministro Seimo nario yra ko gero nepageidaujamas dalykas, tada žmogus nespėja atlikti nei tos pareigos. Tai irgi vienas iš dalykų ir aš manau, kad labai negražiai šiandien atrodo ir tikrai turbūt kiekvienas žmogus negali taiktyti su tuo, kad prezidentė nesikalba su Seimo pirmininkė kažkokiu tai ieško, sakykime, klausimų, netitikimų su prezidente ir įvairios tada, sakykime, institucijos, gynybos tarybos negali normaliai susėdę įsiaiškinti atskirų klausimų ir patarti, kokius reikalingiausius sprendimus šiandieną reikia priimti. Na ir žinoma, kad labai, manau, neteisingai ir negražiai atrodo, kada prezidentė pasirašius įstatymą dėl padidintų atlyginimų, paskui kritikuoja, kad tai labai blogas įstatymas ir jo nereikėjo iš vis priiminėti. Tai tikrai tokių dalykų neturėtų būti ir sprendimai, kurie daromi, žmonės turi juos suprasti ir didesnis kontaktas su rinkėjais ir prezidento, mano galva, turėtų būti ir, vienu žodžiu, įvairūs susitikimai, įvairios diskusijos ir Lietuvos žmonėm prezidentas turėtų būti prieinamas ir kaip žmogus, ir kaip institucija, prireikus įvairiais gyvenimo klausimais. Aš manau, kad prezidentas turėtų šiek tiek būti arčiau žmonių ir šiek tiek daugiau partneriauti, bendrauti su įvairiais žmonėm.